Tai be abejo, šiandieną daug buvo kalbėta apie verslą, apie galimybės, apie investicijas, bet pagrindinis, manau, šiandien akcentas yra žmogus, talentai, kuriuos ruošiam čia, talentai, kuriuos galim prisitraukti, arba talentai, kurie šiandieną emigravę yra kažkur Lietuvoje ar pasaulyje ir kuriuos reikėtų susigrąžinti. Aš džiaugiuosi, kad į Alytų grįžta 3 kartus daugiau nei išvažiuoja ir anksčiau būdavo atvirkščiai, 3 kartus daugiau išvažiuodavo ir tik tai grįždavo mažiau. O dabar turim kitokią tendenciją, tai tikiu, kad ateityje ta tendencija dar gerės. Taip, esame kai kur pirmaujantis pozicijos, bet dar reikia labai daug dirbti. Ir tokie verslo forumai, į kurį susirinko daugiau nei 400 dalyvių, tikrai traukia žmonės ir džiaugiuosi, kad verslas tarpusavį gali pasibendrauti, rasti tam tikrus sprendimus. Tai mes būrėm juos, verslas būrėsi ir be abejo mes matome naudą iš to. Mums reikia kalbėti, nes čia buvo ne tik Alytaus žmonės, ne tik Alytaus verslai, ne tik rajono apskrities, bet čia buvo iš visos Lietuvos, nes Alytus jau domina visą Lietuvą. Ko reikia Alytui, kad čia atvyktų daugiau investuotojų, gal jūs net ir pats investuotumėt? Buvo ta mintis, kad pirmiausia, tai turim tikėti tuo, ką darome ir veikti, ir pasakoti tą istoriją, tą savo viziją kitiems, rasti sąjungininkus, bendraminčius, pakviesti juos ir veikti kartu. Komanda gali padaryti labai daug. Tai būkime visada ta komanda, kuri eina į priekį, žiūri, kaip padaryti, kartais atrodytų pradžioje net neįgyvendinamus dalykus. Mums yra labai svarbu žinoti, kur link eina ekonomika, kur link eina miestas, ar jis yra patrauklus būtent gyventojams, ar jis patrauklus naujiems tiems protams, kuriuos mes pritrauksime. Ir mums ypač yra svarbu, ką ir visi paminėjo forumo irgi dalyviai, tai yra talentai. Talentai, tai yra mums reikia turėti inžinierinės specialybės mūsų Kauno kolegijoje, Alytaus fakultete, nes tai yra svarbiausias dalykas, nes esmė yra tame, kad tas, kas yra sukuriama prie renginių, viskas yra dirbama tie patys inžinieriai. Ir mums tokių žmonių reikia, kurie tiesiog kurtų, dirbtų, nes nuo to priklauso ir mūsų gerovė ir visos Lietuvos ateitis. Čia gimiau, čia užaugau, čia plėtoju verslą, čia mano ateitis, mano vaikų ateitis.